Vyras palūžta todėl, kad jisai neturėjo kažkokio tai moralinio, dvasinio, etinio auklėjimo, ugdymo, jis nesupranta, kad yra kažkokios tai didesnės, aukštesnės jėgos jam prieinamos, kurios yra ir visuomenė, ir gamto, ir galbūt, jeigu jis religingas, tai yra kažkokia dieviška jėga. Jis neturi priėjimo, jis neturi ryšio su tom jėgom, jis yra likęs vienas pats su savim. Tai čia yra baisiausia, ką galima sugalvoti, kai žmogus, neturi nei palaikymo iš nieko. Tai kiek man teko bendrauti su tokiais vyrais, tai man tai būtų visiškai aišku, kas čia su jais darosi. Ir jeigu tu jam vyrišką tokią prasme parodai pagalbą, ar netiesiogiai, tarkim, parodai jam, kad tu jį laikai žmogum, kad jį pripažįsti kaip žmogų, nesvarbu, kad jis yra silpnas, kad jis, tarkim,